Nugalėję Prancūziją, vokiečiai Paryžių paverčia savo karių poilsio vieta. Tarp atostogaujančių kareivių yra ir 19-metis leitenantas Augustas von Kagenikas. Jo daliniui neteko dalyvauti Prancūzijos kampanijoje, tad jis susipažįsta su sostine. Augustas rašo: Mes gavome labai griežtus nurodymus, neprikaištingą laikyseną ir jokio bendravimo su gyventojais. Todėl apžiūrime Paryžių grupelėmis. Prancūzai jų nepastebi. Nors kai kurie jau bando priešintis, kaip štai šie telefono linijų sabotuotojai. Vokiečiai juos sušaudė pirmuosius. Naujoji autoritarinė Prancūzijos vyriausybė, kuriai vadovauja maršalas Petenas, ima kolaboruoti su Vokietija. Petenas viešai apibrėžia žydų statusą, išbraukdamas juos iš visuomeninio gyvenimo ir paspausdamas ranką Hitleriui. Wehrmachtas kasdien 13 valandą pražygiuoja gatvėmis. Vokietija užima Europos sostinės. Po Prahos ir Varšuvos ateina Briuselio, Liuksemburgo, Hagos, Kopenhagos, Oslo eilė. Tik ne Londono. 41 vasaris Londono priemiestyje. Rose 3. 2 iš jų karo metai. Rose drąsi, kaip ir visa Anglijos liaudis. Po vokiečių bombardavimų Anglijos miestai ištuštėjo. Tačiau Anglija laikosi tvirtai. Ji būrėsi aplink Churchillį, kurį palaiko Rooseveltas. Rooseveltas jau 3 kartą išrenkamas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Nepaisydamas nepalankios amerikiečių nuomonės dėl įsitraukimo į karą, jis pareiškė: Mes privalome ginti demokratiją. Anglija pasiekė tik dalis Amerikos tiekiamų ginklų. Kiekvienam britų laivui gresia mirtinas pavojus. Atlanto vandenyne pilna povandeninių vokiečių laivų. Jų periskopai ieško britų krovininių laivų. Churchillis sunerimsta. Greitai bus nebeįmanoma praplaukti. Pralaimėjimas gali būti neišvengiamas. Anglija yra sala, o tai ir stiprioji ir silpnoji jos pusė. Ir vis dėlto ji vienintelė okupuotų tautų viltis. Vokiečių povandeniniai laivai U-boats dabar gali naudotis Prancūzijos uostais. Šie Atlanto vilkai būriuojasi tarsi prieš rują. Vien per 41-osius torpedomis ir patrankomis nuskandinta 4 milijonai tonų britų laivų krovinių. Iš vokiečių povandeninių laivų numetami keli duonos gabalai mažai vilties išgyventi beturintiems jūreiviams.
mirs iš troškulio, bado, iš šalčio arba apsinuodija mazutu. Hitleris džiaugiasi povandeninių laivų sėkme, bet ir toliau nerimauja dėl masinio Amerikos persiginklavimo. Savo sekretoriui Bormanui jis pareiškė: po metų Jungtinės valstijos bus pasirengusios įsitraukti į karą. Kad susidorotume su tokia padėtimi, mums reikia žaliavų. Jų yra rytuose. Mes turime užkariauti šią gyvybinę erdvę. Kai ją užkariausime, Anglija neteks vilties ir sudarys taiką. Ir tada amerikiečiams bus per vėlu. Reikia kuo greičiau pulti Rusiją. Puolimo operaciją Hitleris pakrikštijo Barbarosos planu, pasiskolindamas germanų imperatoriaus Barbarosos vardą. Wehrmachtas pradeda telkti pajėgas rytuose. Leitenantas von Kagenekas išvyksta į Lenkiją. Važiuodamas traukiniu jis mato 39-ųjų mūšių pėdsakus. Autostrados statybos darbus atlieka belaisviai lenkai ir žydai. Hitleris tiesia kelią per Lenkiją, kad palengvintų ir pagreitintų armijos susitelkimą prie naujosios sienos su Rusija. Ten įsikūrė ir 9-oji tankų divizija su Kageneko pulku. Jis rašo: greta mūsų yra SS dalinys. Vadas mūsų klausia: norite pamatyti žydą? Jis duoda ženklą ir kareivis atveda mažą žmogelį. Kiek žmonių šiandien apvogiai? Žmogelis neatsako. Įkrėskite jam 10 lazdų. Mes priblokšti. Ar toks bus mūsų darbas Lenkijoje? Mums teko girdėti pasakojimų apie žiaurumus, bet sužinoti, kas čia dėjosi iš tiesų, buvo neįmanoma. Ši šalis atsitvėrė tylos sieną. Mes dar nežinojome, kad tai pradžia genocido, kuriam mums teks aukoti savo drąsą ir jėgas. Kagenekas artimiau susipažįsta su savo pancerių pulko karininkais ir kareiviais. Kariai pasirengia kovai, bet įsakymo vis nesulaukia. Kol kas jie neturi ką veikti. Hitleris atideda puolimą į rytus. Jis turi padėti savo sąjungininkui Musoliniui, nepaisančiam fiurerio planų ir kariaujančiam savo karą. Afrikoje Dučę ką tik sumušė Britai. Italų armija pakrikusi dykumoje. Siekdamas padėti Musoliniui, Hitleris pasiunčia į Libiją vieną geriausių savo generolų – Romelį. Kartu su Afrikos korpuso šarvuočių divizija. Nedidelė armija kareivių ryžtasi kolonijiniai avantiūrai, bet jie nežino, kas jų laukia. Romelis Vokietijoje yra didvyris. Per 40-ųjų gegužę ir birželį jis užėmė Kambrė, Arasą, Ruaną ir Šerbūrą. Jis ir užkietėjęs nacis, uolus ir ištikimas Hitlerio tarnas. Romelis tiki šarvuočiais ir žaibo karu. Tik atvykęs jis duoda įsakymą tankams pulti Britų pozicijas. Šie kariai iš Australijos ar Pietų Afrikos kovoja Britų armijos gretose ir patekę į nelaisvę, taip pat supranta, kad dykumos karas bus siaubingas. Romelio legenda prasideda. Anglai išplatina jo nuotrauką su užrašu:
šis žmogus yra pavojingas. Hitleris pradeda kovinius veiksmus prieš Graikiją, kurioje nuotykių ieško ir Musolinis. Po sėkmingo žaibo karo kampanijos Balkanuose ir Jugoslavijos okupacijos jis permeta savo parašiutininkus į Kretą. Invazija į Rusiją užnugaris ilgus. Tačiau Barbarosos plano vykdymas vėluoja ir Hitleris praranda brangias savaites. Raudonojoje aikštėje surengiamas tarptautinės darbo žmonių šventės minėjimas ir tradiciniu tapęs didžiulis karinis paradas. Paradui skiriamas ypatingas dėmesys. Stalinas nori padaryti įspūdį vokiečiams, jis turi daug informacijos apie neišvengiamą puolimą. Tačiau Stalinas nenori tikėti, kad Hitleris išdrįs taip greitai nutraukti vokiečių ir sovietų pasirašytą nepuolimo sutartį. Parade dalyvauja ir vokiečiai, kuriuos su didelė pagarba sveikina liaudies komisaras, Stalino gynybos ministras maršalas Timošenka. Vokiečių kariškiai pasinaudojo šiuo jėgos demonstravimu, vėliau sakydami, jog Stalinas norėjo smogti pirmas. Hitleris puls. Bet jis nelinkęs kautis dviem frontais. Pirmiausia, jis norėtų sudaryti taiką su Anglija. Londono priemiestyje, nuo vokiečių bombų nukentėjusiame name, Raus padeda radijo besiklausantiems tėvams. Staiga BBC praneša pribloškiamą naujieną. Viena svarbiausių naujienų šios valandos žiniose yra oficialus britų pranešimas, kad Rudolfas Hesas buvo paimtas į nelaisvę po to, kai nusileido Škotijoje. Škotijoje, Glazgo rajone randamas sudužęs vokiečių lėktuvas Messerschmitt 110. Jo pilotas iššoka su parašiutu. Tas pilotas labai svarbus nacis. Hitlerio įpėdinis Rudolfas Hesas. Jis sako, aš vykdau taikos misiją. Hesas yra vienas ištikimiausių Hitlerio šalininkų ir vienas fanatiškiausių. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler Sieg! Hesas mano, kad likimas jį nuskriaudė, nes jam neteko patirti tokio šlovingo gyvenimo kaip kitiems nacių vadams. Jis nori įrodyti Führeriui, kad Rudolfas Hesas vienintelis gali spręsti konfliktą su Anglija. Netrukus Hesas buvo internuotas. Čerčilis apsimetė nieko nežinas, Hitleris jo įsigynė. Savo dienas jis baigs kalėjime. Tačiau per neatsargumą jis prasitarė Britams, kad Hitleris rengėsi pulti Sovietų sąjungą. Čerčilis nedelsdamas perduoda informaciją Stalinui, bet šis jai neteikė jokios reikšmės. Kaip ir paskutiniam Zorgės įspėjimui apie vokiečių rengiamą puolimą. Zorgė buvo Tokijoje veikiantis sovietų šnipas. Šis dokumentas pasirašytas 41 gegužės 30-ąją. Stalinas ir toliau tiekė žaliavą Reichui. Po vokiečių ir sovietų sutarties pasirašymo jis pasiuntė į Vokietiją 1000 tonų naftos, chromo, nikelio. Žaliavų, kurios padėjo Hitleriui užkariauti Prancūziją. Paskutinis krovinys įsiunčiamas 41 birželio 21 naktį. Šis traukinys gabena 1000 tonų grūdų. Jis pervažiuoja sieną 3 valandą nakties. Pirmieji Wehrmachto kariai prasiskverbė į Rusijos teritoriją dar nepaskelbus karo. Paskui pionierius traukė 153 vokiečių divizijos. Kartu su jais suomiai, rumunai, slovakai, vengrai ir netgi viena ispanų frankistų divizija. Keturi milijonai vyrų ir 600 000 sunkvežimių, dauguma iš jų Prancūzijos gamyklose pagaminti Berlier arba Renault. Dar 4000 tankų
7 000 paminklų. Ir 3 000 lėktuvų. Per pirmas vokiečių atakos minutes aerodromuose buvo sunaikinta 1500 lėktuvų. Per pirmas atakos valandas vokiečiai ore numuša dar 400 rusų lėktuvų. Netikėtai užkluptos sovietų oro pajėgos nušluojamos nuo dangaus. Vokiečių puolimas vyksta 3000 km ruožu, 3 kryptimis. Ideologinis tikslas šiaurėje – Leningradas, Lenino miestas, Rusų revoliucijos lopšys, dabar Sankt Peterburgas. Politinis tikslas centre – Maskva, Stalino sostinė. Ir ekonominis tikslas pietuose – Kijevas ir Ukraina. Oficialus komunistų partijos laikraštis Pravda praneša apie fašistų agresiją. O kur Stalinas? Jis slepiasi. Siaubingai nusivylęs ir išgąsdintas pirmųjų katastrofiškų naujienų iš pasienio. Vokiečių puolimas žaibiškas. Leitenantas von Kagenikas netveria iš džiaugsmo. Prieš mūsų akis atsiveria stulbinamas vaizdas. Didingai įsiskleidęs pancerių pulkas. Aukšti ir išdidūs mūsų tankai plaukia tarsi laivai geltoną numokusių javų jūrą. Niekas negali pastoti kelio pancergrenadieriams, kuriems įkalta į galvas. Jūs išgelbėsite vakarus nuo azijietiškų ordų. Tai šiuolaikinis kryžiaus žygis prieš tamsos jėgas, žydišką bolševizmą. Vokiečiai be pasipriešinimo užima Pabaltijo šalis. Jie čia sutinkami kaip išvaduotojai. Stalininis teroras čia siautėjo taip nuožmiai, kad bet kas buvo geriau iš NKVD, politinės represijas vykdžiusią slaptąją sovietinę miliciją, kuri atsitraukdama išžudė kalėjimuose uždarytus antikomunistus. Vietos antisemitai apkaltina žydus bendrininkavimu su komunistais. Jie suvaro juos ir priverčia išnešti kūnus. Prasideda pogromai ir smurtas prieš žydus. Juos palaimina vokiečiai, pridurdami: tik nepalikite pėdsakų. Jų kūnus sunaikina laužai. Centro frontui vadovaujantį generolą, šarvuočių ir žaibo karo strategą Guderianą pristabdo Stalino liniją. Įtvirtinimo eilę pancergrenadieriai turi užimti šturmu. Guderianas vėl veržiasi pirmyn, bet jo savimi pasitikinčius motorizuotus dalinius pristabdo nenumatyta kliūtis. Štai ką rašo Kagenikas.
Supami dulkių važiuojame pirmyn savo šarvuotą techniką. Mes Rusijoje. Čia nėra nei kelių, nei asfalto. Tos riebios geltonos ir raudonos dulkės yra siaubingos. Jos skverbėsi visur, į akis, į šnerves, į burną. Šie vyrai nužygiuoja po 50 km per dieną. Ir taip nuo 1939 rugsėjo 1. Jie buvo nužygiavę iki Varšuvos, Oslo ir Bajonos. Dabar jie supranta, kokia neaprėpiama yra Rusija. Tūkstančiai negyvenamų kilometrų. Sunkvežimiai su maisto produktais, degalais ir šaudmenimis vis sunkiau iriasi į priekį. Vokiečiai supranta vieną dalyką – Rusai ginsis. O štai ir įspūdinga staigmena – naujas rusų tankas T-34. 30 tonų pabaisa, aprūpinta pavojinga patranka. Platūs vikšrai gali įveikti bet kokią kliūtį. Jis nėra taip ištobulintas kaip vokiečių šarvuočiai. Sovietų tankistas pavaras perjungė trinktelėdamas kūjų. Tačiau jo tankas niekada negenda. Vokiečių stebina tai, kaip tie antrarūšiai žmonės galėjo pagaminti tokias mašinas. Prieš tankinių patrankų sviediniai atšoka nuo jų šarvų. Tokį tanką gali sulaikyti vienintelis ginklas – 88 mm vokiečių pabūklas. Vokiečiai geriau ginkluoti ir stipresni. Bet Ivanas, taip vokiečiai vadino rusus, kaunasi žūtbūtinai. Kagenikas rašo. Ore tvyro saulės deginamų, musių apgultų lavonų tvaikas. Salsvas šleikštus kvapas lenda iš nervės, skverbėsi po odą, kaip ir dulkės. Rusų nuostoliai didžiuliai, bet ir vokiečių patirta žala didėja. Vokiečių bataliono gydytojas majoras Heinrichas Hape įsako kariams valgyti ne vėliau kaip likus 6 valandoms iki mūšio. Jis patikslina. Jei būsite pašautas į pilvą, turėsite daugiau galimybių išgyventi. Vienos duonos reikės absorbcija sutraukia kraują į žarnyno kraujagyslės ir padidina vidinio kraujavimo pavojų. Vis dėlto vokiečiai žygiuoja pirmyn, 3 savo tikslų – Leningrado, Maskvos ir Kijevo link, paimdami nelaisvėn ištisas armijas. Hitleris įsako nedelsiant susidoroti su politiniais komisarais, komunistų partijos nariais, kurie kontroliuoja karininkus ir daro jiems įtaką. Guderianas atsisako paklusti šiam nusikalstamam įsakymui. Tačiau 4-osios pancerių armijos vadas generolas Hepneris mano kitaip. Šis konfliktas turi būti išspręstas brutaliai. Jokio pasigailėjimo bolševikams. Rusai kovoja beviltišką kovą. Trūksta ginklų. Kartais jie turi tik vieną šautuvą 10 žmonių.
visame fronte prasideda atsitraukimas. Staliną pasiekia vis blogesnės ir blogesnės naujienos. Ką jis daro? Po didžiulio nusivylimo jis vėl atsitiesia, nes jo slapyvardis reiškia plieninis žmogus. Stalinas kreipiasi į liaudį. Товарища Сталина! Su gruzinišku akcentu Stalinas tarė iki šiol nevartotų žodžius. Jis vadina rusus savo broliais ir seserimis ir sako jiems tiesą. Mūsų užpuolė hitlerinė Vokietija, žiaurus ir negailestingas priešas. Virš mūsų tėvynės pakibo didelis pavojus. Iš prarajos jis drįsta pranašauti. Ar iš tiesų fašistinės Vokietijos armija yra nenugalima? Buvo sakoma, kad ir Napoleono armija nenugalima, bet ji buvo sutriuškinta. Stalinas įsako nedelsiant perkelti gamyklas kartu su įrenginiais ir darbininkais į rytus, į Uralo kalnus. Jis duoda įsakymą valstiečiams. Išsikraustykite, palikite savo trobas, sudeginkite namus, sugriaukite viską, nepalikite nieko, kuo galėtų pasinaudoti hitlerinis užpuolikas. Išdegintos žemės įsakymas. Vokiečių karininkai prisimena Napoleoną. 1812-aisiais rusai padegė savo miestus ir laukus, įsekino badu didžiąją Napoleono armiją ir sutriuškino ją mūšyje prie Bierezinos. 41 Liepos pradžioje Vokiečių centrinis frontas taip pat priartėja prie Bierezinos. Sovietų pasipriešinimas darosi vis stipresnis. Kitame krante vokiečių laukia nemaloni staigmena. Rusai pasitinka salvėmis naujo artilerijos įrenginio, pavadinto Stalino vargonais arba katiušomis, kaip ir jų patriotinė daina. Prasideda tikras pragaras. Tačiau niekas negali sustabdyti vokiečių puolimo. Liepos viduryje jie pasiekė Smolenską, paskutinį didelį miestą prieš Maskvą. Mūšiai dėl Smolensko tęsiasi 3 savaites. Rusai priešinasi iki galo, nepaisydami vokiečių per garsiakalbius perduodamo kvietimo kapituliuoti. Всякое сопротивление бессмысленно! Давайте! Всякое сопротивление бессмысленно! Pasiduoda tik vienetai. Likę gyvi, geriau renkasi miškus ir tampa partizanais. Prie jų prisidėję valstiečiai mokomi kautis. Jie pradeda išdavikų medžioklę. Ardo geležinkelius,
Vokiečiai pradeda žiaurias represijas. Fiureris įsako: nedelsdami likviduokite visus, kurie bent kiek įtariami priešiškumu. Hitleris nusprendžia vykti į frontą. Kartu su Wehrmachto štabo vadu, maršalu Keiteliu. Barbarosos operacija vėluoja. Generolai mano, kad tokio vėlavimo priežastis yra puolimas 3 kryptimis. Centro krypčiai vadovaujantis maršalas von Bokas nori sukoncentruoti armiją prie Maskvos. Hitleris negali pakęsti prieštaraujančių generolų. Generolas Guderianas taip pat čia. Jis pabrėžia: mes esame vos už 350 km nuo Maskvos. Jūs nieko nesuprantate, sako Fiureris, nieko neišmanote apie ekonominį karą. Kad neįsektume iš bado, kaip praeitame kare, pirmiausia, mums reikia Ukrainos grūdų. Maskva tik simbolis, ją pulsime vėliau. Jis įsako Guderianui traukti Kijevo link ir apsupti Wehrmachto užnugaryje besikaunančias rusų armijas. Tai didžiausi spąstai per visą istoriją. Vokiečiai vienu puolimu paima į nelaisvę 600 000 rusų. Atvyksta Himmleris. Nėra kuo maitinti belaisvius. Himmleris abejingai stebi antrarūšius žmones, šaltakraujiškai paliktus mirti iš bado. Leitenantas von Kagenekas rašo: Ukrainoje gyvename gerai. Mums nieko nestinga. Kiaušiniai, sviestas, vaisiai, pienas ir puikus raudonasis vynas iš Juodosios jūros pakrančių. Ukrainiečiai mus pasitiko linksmai šypsodamiesi. Moterys atneša pieno ir medaus. Jos mus priima kaip išvaduotojus. Ukrainiečiai turėjo daug priežasčių nekęsti rusų, o ypač Stalino, 30-aisiais sukėlusio didžiulį badą ir numarinusio 3 milijonus žmonių. Nemažai ukrainiečių buvo antisemitai ir dėl visko kaltino žydus. Stebint vokiečiams, jie dalyvaudavo pogromuose, tokiuose kaip čia, Zoločive. Daug ukrainiečių simpatizuoja naciams. Tačiau Vokietija praleidžia progą padaryti Ukrainą savo sąjungininkę. Į Ukrainą atvyksta maršalas Geringas, antrasis Reicho žmogus. Jis sako: mums nereikia nenaudingų burnų. Tie, kurie gali dirbti, dirbs Reichui, kiti mirs. O tie, kurie dirbs, turės atiduoti viską, ką turi, iki pat mirties. Geringas ir jo bendrininkas, nacistinio rasizmo teoretikas Rosenbergas, atvyko čia siekdami pavergti Ukrainą ir planingai išnaikinti žydus. Himmleris ir Heinrichas jau 39-aisiais pradėjo formuoti mirties bausmės vykdymo būrius Einsatzgruppen, sudarytus iš SS, Wehrmachto policininkų ir kareivių, kurie organizuodavo žydų gaudynes.
SS veža žydus į miškus ir kiekvienam duoda po kastuvą, kad įsikastų kapą. Tačiau šis procesas jiems per ilgas. SS įsako iškasti ilgus bendrus griovius, į kuriuos žydai atgula ant anksčiau nušautų savo tautiečių. Per ilgas jiems pasirodo ir šis žudimo būdas. SS įsakymu, prie Kijevo esančioje Babi Jaro dauboje per 2 dienas palaidojama 33 770 žydų. Vyrų, moterų, vaikų. Kaip ir šimtais kitų atvejų, budeliai fotografuoja šio pragaro aukas ir siunčia nuotraukas savo šeimoms Vokietijoje. Šis iš anksto suplanuotas šaltakraujiškas milijonų žydų sušaudymas bus pavadintas kulkų šoa. Tačiau Himmleris nepatenkintas. Jis dalyvavo vienoje iš Einsatzgruppen akcijų, buvo aptaškytas krauju ir jį supykino. Himmleris įsako SS rasti netokį primityvų metodą. Taip atsiranda sunkvežimiai su prijungtais dujų išmetimo vamzdžiais, o po metų ir kameros. Šiaurėje prasideda ilga Leningrado apsiaustis. Vokiečiai nusprendžia, geriau sukelti badą ir paleisti į darbą artileriją, nei veltis į kautynes gatvėse. Garsioji Leningrado biblioteka sugriauta. Zoologijos sodas sunaikintas. Maisto daviniai vis retėja. Tačiau blogiausia dar ateityje, kai ateis žiema. Pietuose Guderianas pagaliau gauna Hitlerio įsakymą traukti į šiaurę ir kartu su kitomis armijomis žygiuoti į Maskvą. Šiame neaprėpiamame fronte, 3 kartus didesnėme už Prancūziją ir besitęsiančiame nuo Leningrado iki Odesos, postūmis Maskvos link atrodo neįmanomas. Vokiečiai paima dar 700 000 belaisvių. Wehrmachto operacijų vadas generolas Jodlis sako, karas laimėtas. Kagenikas rašo, staiga mus užklupo sunkiai įveikiamas priešininkas. Rudens lietus ir purvas, kurį rusai vadina Rasputica, bekelia. Begalinis, kibus ir lipnus purvas, pasiglemžiantis viską ir nieko nepaleidžiantis. Nei tanko, nei sunkvežimio, nei arklio ar žmogaus. Jis paralyžiuoja menkiausią judesį. Mes įveikiame per dieną 5-8 kilometrus, užuot įveikę 30. Žygiavimas priekyje reikalauja nežmoniškų pastangų. Sustojo net Wehrmachto pasididžiavimas, panceriai.
Hitleris kreipėsi į savo karius. Rytų fronto kareiviai, mano kovos draugai. Mes esame prie paskutinio lemiamo mūšio slenksčio. Mūšio už Maskvą. Staiga žemė nuo šalčio sukietėja ir vokiečių armija pajuda į Maskvą. Pasaulis sulaiko kvėpavimą. Ar Hitleris nugalės Staliną? Tai laikotarpis, kai visose okupuotose šalyse prie vokiečių armijos pradeda dėtis dešinieji ekstremistai. Belgai, danai, olandai ir jaunieji prancūzų legiono savanoriai, kurie apsivelka vokiškas uniformas ir eina kautis į rytų frontą. Jiems teks daug iškęsti, nes nuo 41 lapkričio atslinks ankstyvojo speigo banga ir gyvsidabrio stulpelis nukris iki 40 laipsnių šalčio. Žaibo karui įrengtas Wehrmachtas turėjo suvesti sąskaitas su Rusija per 4 mėnesius. Armija nepasirengusi žiemos šalčiams. Guderianas savo memuaruose rašo: reikėjo matyti tuos išalkusius ir prastai apsirengusius vyrus, kurie kovėsi net dėl menkiausio prieglobsčio. Jie kovoja net dėl kaimų. Jei neužimsi kaimo, neturėsi ir trobos, o be trobos nebejotinai mirsi. Vyrai miršta nuo šalčio ir dizenterijos. Viduriavimas verčia bėgioti 30 kartų per dieną. Gydytojas majoras Hapė juos įspėja: reikia rinktis. Jei mausitės kelnes, mirsite nuo šalčio. Reikia praardyti siūlę, kad nereikėtų mautis kelnių. Jie pavydi savo draugams iš Afrikos korpuso, kurie tuo pat metu dykumoje gali kepti kiaušinius ant įkaitusių tankų ir klausytis Lili Marlen karo dainos. Da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lili Marleen, wie ein Lili Marleen. Dykumos karas taip pat stringa smėlyje. Trūksta degalų ir maisto. Romelis turi sustoti. Tačiau jis rengia Afrikos korpusą naujam puolimui ir naujoms aukoms. O tuo metu kelyje į Maskvą vokiečiai nebegali nei nusiprausti, nei pasikeisti apatinių. Juos kaip ir priešą varo iš proto utėlės, blakės ir niežai, kurie sukelia šiltinę. Didžioji Napoleono armija dėl šiltinės prarado trečdalį karių. Nepaisant visko, Wehrmachtui pavyksta priartėti prie Maskvos per 30 kilometrų. Hitleris pareiškia: aš nušluosiu šį prakeiktą miestą ir pakeisiu jį dirbtiniu ežeru su centriniu apšvietimu. Vokiečių avangardas pasiekia Maskvos priemiestį ir net galinę autobusų linijos stotelę. Ši linija veda iki Raudonosios aikštės. Sovietų armija sulaiko vokiečių žengimą pirmyn ir Stalinas įsako surengti tradicinį paradą revoliucijos metinių proga. Norėdamas pakelti kovinę dvasią, Stalinas kreipėsi į karius, primindamas garsius rusų didvyrius. Светлой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьминина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Stalinas organizuoja Maskvos gynybą, paskirdamas jai vadovauti vieną gabiausių savo generolų, tankų specialistą, 45 metų Žukovą, vertinama panašiai kaip Guderianas. Žukovą lydi sėkmė. Sovietų šnipas Zorgė
sužino paslaptį, kad Hitlerio sąjungininkė Japonija, svarbiausių savo priešų laikanti Ameriką, nusprendė nepulti Rusijos. Taigi Žukovas gali išvesti armiją iš tolimųjų rytų. Jis įsako atvykti gerai ginkluotoms Sibiro divizijoms. Sibiriečiai nebijo šalčio. Šie tvirti ir užsigrūdinę vyrai labai išmoningi. Jie įsiruošia į medžioklę su slidėmis ir elniais. Tik šį kartą jų grobis bus vokiečiai. Žukovas nori sunaikinti Wehrmachtą apsupties katiluose. Tūkstančių žuvusių ir dingusių vokiečių. 57 tūkstančiai patekusių į nelaisvę. Visi jie išsiunčiami į Sibirą. Šaltis jiems dar nesibaigė. Po 15 metų iš 10 belaisvių grįž tik vienas. Augustas von Kagenekas buvo sunkiai sužeistas ir evakuotas į Vokietiją. Jis rašo: tikėjimas blėsta, abejonės virsta apsėdimu, mirtis tampa geriausia ir vienintelė drauge, nes jį išvaduoja iš kančių. Rusų kančios taip pat nesibaigia. Suniokota šalis, milijonai žuvusiųjų ir paimtų į nelaisvę. Tokia Maskvos išgelbėjimo kaina, bet grėsmė dar nepraėjo. Vokiečių armija atsitraukė 200 km. Hitleris įsako išlaikyti naująją fronto liniją bet kokią kainą. Jis atleidžia iš pareigų 35 generolus, tarp jų ir Guderianą. Nuo šiol armijai vadovauja jis pats. Jam pavyksta stabilizuoti pašlijusią padėtį, perginkluoti armiją ir parengti ją revanšui. Wehrmachtas įsitvirtina Rusijoje. Hitleris grįžta į Bavariją pas savo šunis. Jo nuomonė, dėl pralaimėjimo prie Maskvos kalti jo generolai ir diplomatai, tvirtinę jam, kad Prancūzija ir Anglija dėl Lenkijos nepajudės iš vietos. Jis taip pat mano, kad Abveras, žvalgybos tarnyba, klaidingai jį informavo apie rusų pajėgas. Hitleris priduria: bolševikinė armija sudaryta iš valstiečių, kurie kaunasi nesąmoningai ir barbariškai, ir iš darbininkų, užsikrėtusių mistinio komunizmo fanatizmu. Tačiau Hitleris tiki savo žvaigždę. Jis nugalės. Führeris leidžia savo pailsėti kartu su ištikimais pataikūnais. Bormano meilužė jam pristato vieną vokiečių kino žvaigždę, aktorę Magdą Schneider.
Jos duktė, Romy Schneider, žaidžia greta Bormano vaikų. Vokietija dar nesibaimina dėl rytojaus. Didieji bombardavimai kol kas neprasidėjo, o dėl Maskvos sudėtos aukos liko toli sniegynuose. Praėjus 2 dienoms po pirmosios Hitlerio nesėkmės, jo sąjungininkė Japonija netikėtai užpuola Jungtinių valstijų karinę jūrų bazę Pearl Harbore. Nuo šios japonų lėktuvo atakos karas tampa pasauliniu. Londone Rose jau šoka, svajodama apie kalėdas. Ji girdi, kaip jos tėvai sako: dabar amerikiečiai kausis kartu su mumis. Rusai taip pat su mumis ir mes, anglai, nebesame vieni.